Ir ten buvau pranešė, kad Liubeke daro, atvažiavo anglai, atvažiavo kanadiečiai, atvažiavo daktarai, atvažiavo visokių fotonautojų, vertėjų prisiskambė ir visus mus, kas nori, galėjo eiti. Tai, kad kai ėjom, tai visus išrengė nuogus ir mes ėjom per daktarus ir per visokius patikrinimus, klausimus ir tada pranešė, kad yra ima, kad nesveikas to neima ir atsitėtus. Vienam metam sutartį pasirašom su tos valdžios turbūt atstovai, kad mes dirbsim vienus metus ten, galim pasirinkti tarp miško ir kasyklų arba ant kelių dirbti, bet aš pasirinkau mišką. Atvažiavom laivu ir buvo turbūt buvęs kariuomenės laivas, kur veždavo kareivius, padaryta 2 ar 3 aukštų tokie pakabinti matrasai, tai mes su juose miegodavom, tai būdavo, nežinau, kiek žmonių kambarį buvo. Tai paskui mumis ant rytojo susadina į traukinį ir vežė. Mes atrodom, kad niekada nesustos. Tai traukinys negreitas, tai iš tenais, pro čia nuvažiuoti tenais, tai gal greit laiks, tai užtrunka laiko. Tai nuvažiuoti tenais, paskui įdėjo tiesiai vėl į laivuką, vežė 40 km to ežeriuko. Ir tada tiesiai į mišką išlipti, sakė, dabar eikit pėsti 2 kilometrus, ten ir stovykla ir namas pastatytas, ginam miške. Buvo turbūt pietų laikas, pakvietė mumis valgyti, ten atskiras namukas, visas Lumberjack gyvena, tai būna tokio namukų pristatyta ir paskui vienas ilgas namas, valgykla ir gale yra virtuvė didelė. Ir virtuvėje dirba vienas vyras virėjas, moterų nėra. Žėjo virėjas su dideliu baltu chalatu, vyras 50 metų. Ir jis vienintelis virtuvėje, verda viską daro. Ir jisai šypsosi, pasirodo, sėskite, o mes angliškai nemokam. Susėdam, stalas padengtas kaip wedding. Taip, kaip wedding dar gal geriau, daugiau saulės prikrauta visko. Lėkštė prie lėkštės, kalnai, visokių maisto. Ir mes visi susėdam ir visi tada sakom, griebim. Tai mes nuvalgėm kiekvienas aplinkui save, kas buvo ant stalo. Ir tas virėjas stovi gale ir taip rankas susidėjęs ir jis šypsosi, žiūri mumis. Bet mes nesvarbu, mums svarbu gerai pavalgyti. Valgėm gerai ir daug privalgėm. Paskui buvo visą laiką toks maistas, ką aš buvau visus metus. Visą laiką buvo Velykos.